Labą dieną, pradėsim laidą. Šiandien laidoje dalyvauja Aplinkos ministerijos statybos ir būsto departamento būsto skyriaus vedėjas pavaduotojas ponas Ramūnas Šveikauskas, Aplinkos ministerijos statybos ir būsto departamento būsto skyriaus vyriausias specialistas Vytautas Jonaitis. Turime bendrijos pirmininkę iš Didlaukio gatvės Nijolę Kutkienę. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros projektų priežiūros skyriaus vyriausiąjį specialistą Mantą Vaškevičių ir uždaros akcinės bendrovės projektų rengimo centras techninės priežiūros vadovą Tomą Jatulį. Šios dienos laidoje paprašysiu pristatyti Aplinkos ministerijos atstovo paprašysiu pristatyti naujoves, kurios atsirado ir apie kurias pastaruoju metu daug kalbama žiniasklaidoje. Gal papasakoti plačiau, kas tai per naujoves, kas tai per pokyčiai, kokios galimybės atsiranda daugiabučių namų gyventojams. Gerai, gal aš dar pirmiausia norėčiau šiek tiek paminėti, kad pastatų renovacija vyksta ne tik pagal vyriausybės patvirtintą programą, bet patys žmonės rodo nemažai iniciatyvų ir pagal statistikos departamento duomenis per dešimtmetį Lietuvoje apie 60% daugiabučių namų vienaip ar kitaip yra palietusi dalinė renovacija. Žmonės keičia langus, tvarko laiptines, reiškia apšiltina stogus, modernizuoja šilumos mazgus. Tai visuma jau ir šiuo metu mes turime tą rezultatą, kad jau energijos sutaupimas daugiabučių namų sektorius mažėjo apie 10–15% lyginant, tarkime, su 10 metų atgal. Tai ir atsižvelgiant į tai, kad nemažai yra įdiegta priemonių ir savo jėgomis ir daug kas kreipiasi, kad kažkaip reikėtų įvertinti tas žmonių pastangas. Tai ministro įsakymu nuo rugsėjo 28 dienos yra priimtas ir šiek tiek pakoreguotas projektų rengimo aprašas ir jame numatyta galimybė įvertinti įgyventas priemonės, kurios buvo įgyventas prieš 5 metus iki projektų rengimo. Na, toks laikotarpis prisiminimas. Tai, manau, tai ir šitą nuostatą, reiškia, palanki daugiausia yra gyventojams, kurie gyvena didesnės apimties, kadangi pagal programos reikalavimus, reiškia, minimalus sutaupimas turi būti ne mažiau kaip 20%. Teikiama, reiškia, valstybė parama, reiškia, ta, kuri numatyta. Papildomai teikiama iš klimato kaitos dar 15% tiem projektam, kurie sutaupo daugiau kaip 40%. Tai būtent tas pakeitimas ypatingai liečia tuos projektus, kurie orientuojasi į didesnį sutaupimą. Į didesnį energinį efektyvumą. Būtent šituose projektuose numatyta galimybė įvertinti tą efektą, kurį davė prieš tai jo investicijos ir priemonės. O sakykit, kaip jūs įvertinsit tai ir tą, sakykim, kaip pradžiai jūs įvertinsit tas investicijas ir jų apimtis, jei, tarkim, nėra išlikęs sąskaitų, faktūrų. Taip, tai čia yra reikalavimas. Čia reikalingas pagrindimas tam, kad turi būti kažkoks tai konkretus įrodymas ir numatyta, jeigu jau nėra dokumentų, tai galima, reiškia, pasikvietus ekspertą įvertinti, kad tas ekspertas galėtų konstatuoti tą faktą, konkrečiai vietą išmatuoti, kas nustatyti, ar iš tikrųjų buvo, palyginti su tai, kas buvo iki to. Jeigu, pavyzdžiui, nėra išlikęs sąskaitų faktūrų, bet išliko, sakykime, bankinių pavedimų. Taip. Irgi numatyta arba bankinių pavedimų, arba sąskaitos teisinga, arba kokia tai projektinė dokumentacija, kuri buvo. Techninė kokia tai dokumentacija. Aišku. Sakykite, o kaip jūs įvertinsite energinio efektyvumo to dydį? Tai dydis įvertinti yra metodika pagal pastatų energinio naudingumo sertifikavimo metodika ir ten būtent šią metodiką ir vertinama. Tai yra esama padėtis ir projektinė. Tai būtent lygiai taip ir vertiname į tos priemonės. Tai yra, rengiant sertifikatą, pateikimi duomenis ir ten įvertinama. Gal jūs turit papildyti, ką? Vytautas pakankamai išsamei išdėstė visą nuostatą, tik tiek, kad akcentas yra, tai sudaro sąlygas savininkams įgyvendinus didesnio masto priemonės gauti valstybės paramą, nors galimai nepasiekiamas rezultatas dėl to, kad prieš tai buvo pakeiti langus arba duris. Tai tokios galimybės atsirado. Tai šitų pakeitimų logika, jeigu teisingai aš suprantu, yra tokia, kad norite paskatinti kuo didesnį energinį efektyvumą, reiškia, renovacijos metu. Taip, iš teisingai, taip.
Šiuo metu pastatai, daugiabučiai pastatai, seni daugiabučiai, kurios renovuojami, yra ten energinio efektyvumo klasės F ar E. Taip, taip. Pagal reikalavimus, reiškia, turi būti ne mažiau kaip D klasė, bet visuomet gali būti, aiškiai, aukštesnė klasė, B ir... Sakykite, F ir E klasė, tai yra, kokia tai klasė? Kiek kvadratinių metrų sunaudojamas energijos skaičius? Na, kvadratinių metrų grubiai imant tai apie 108, daugiabučiai namai, nes priklauso nuo namo dydžio, tas projekcijai kvadratiniai metrai, apie 180 kilovatvalandžių į kvadratiniai metrai. 180. Taip. Šildymui. Ar čia bendros? Šildymui. Tik šildymui, taip. Tai čia yra E klasė. Taip. Nu, Tai dabar, kad būtų 40% sutaupimas, iki kokio lygio reikia pakeltą energinį efektyvumą? Kiek į kvadratinių metrų? Pagal reikalavimas apie 130. Nuo 180 iki 130. Taip, apie 50 ir... Ar toks žingsnis yra, šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis yra įmanomas, kiek tam reikia sąnaudų? Noriu paklausti praktiko, projektų rengimo centro atstovo. Iš tikrųjų, tai tikrai nesunkiai pasiekime šitie rezultatai, nes ir dabartiniai renovacijų pavyzdžiai rodo, kaip ir plakate matosi, netgi rezultatai pasiekime gan įspūdingi, ir 60 ir 70% sutaupimas pasiekimas. Tas dalykas tikrai lengvai įgyvendinamas. O sakykit, kaip jūs suskaičiuojate tuos skaičius, kiek sutaupoma faktinai? Jūs atliekat kažkokius sandarumo matavimus, turbūt ten, ar termovizijas. Gal galit paaiškinti, kaip nustatomas tie rodikliai, kaip jie suskaičiuojami, kaip jie nustatomi? Tai apskritai įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo modernizavimo projektą, jo sudėtinė dalis yra energinio naudingumo sertifikatai, kurie išduodami prieš projekto įgyvendinimą ir įgyvendinus projektą, atlikus visus numatytus projekte statybos darbus. Tai iš skirtumo sertifikatų gaunami tie skaičiai, kuriais remiantis agentūra nustato teiktinos galimai valstybės paramos dydį. Arba siūlo, pateikus prašymą pagrindiniam dydžiui, siūlo prašyti papildomų. Tai yra iš klimato kaitos programos. Ačiū. Aplinkos ministerijos atstovam turiu klausimą. Tokių pokyčių, reiškia, motyvas, koks jis buvo? Ar jūs sulaukėte iš gyventojų prašymų galbūt dėl to? Ar galbūt turėjot savo kažkokią tai intenciją, dėl ko tokios priemonės priimtos? Na, pirmiausia, iš tikrųjų daugelis gyventojų ir projekto administratorių pageidavo, kad būtų įvertintos ir tos priemonės ir pastangos gyventojų, kurios iki projekto, kad kitaip paskatinti ir pažymėti būtent tuos, kurie rūpinasi savo namais, o ne vien tik tai laukia kažkokios tai malonės iš valstybės, tarkime, ar dar iš kažko. Turim bendrijos pirmininkę Nijolę. Sakykit, kaip jūs vertinat tokios valdžios pastangas? Na, aš tai iš džiaugsmo šoktelėjau net naktį, kai sužinojau tą pastangą, todėl kad mums labai aktuali ta problema buvo, todėl kad mes padarėm renovaciją dalinę ir darant tą dalinę renovaciją buvo pažadėta, kad ateityje galėsi tęsti. Kadangi iš karto gyventojams didelės išlaidos, tai sunku buvo apsispręsti, kad tą daryti iš karto ir labai gazdino tą kainą. Bet kai mes padarėm renovaciją, tikėjomės, kad mes galėsim tęsti. Deja, viskas buvo nubraukta, atėjo Jessica ir mes tęsti nebegalėjom, nes ten nebuvo galimybių. Reikėjo iš naujo vėl surinkti tą energingumo koeficientą, o kadangi mums liko keletas darbų, kurie neduoda tiek balų ir mes likome už borto. Tada mes nutarėm savomis lėšomis, kažkiek mums skolinga dar savivaldybė Vilniaus, daryti tos darbus savomis jėgomis, lėšomis ir gyventojai sutiko. Kadangi mes po renovacijos pajutome didelį efektą šildymo, bet mums dar trūksta, mes norim daugiau dar, kadangi, sakykime, mūsų problema buvo stogas, mes negalėjom stogą apšiltinti, ten buvo, tokia situacija, kad mes prieš pat renovaciją uždėjom nešiltintą stogą, nes varvėjo, bėgo kambarin vanduo. O kai rinkom renovacijos
pasirinkimus, ką daryti, gyventojai atsisakė, todėl kad tik ką stogą uždengėm, sudėjom tūkstančius ir nebuvo to supratimo, kad vis tiek tai reikia šiltinto. O tuo metu nesutiko. Na, tada mes pakeitėm tik langus ir sienas. O dabar, kai apšiltinam. Kai apšiltinam langus ir sienas, matom, kad viršutiniams aukštams, sakykime, aš gyvenu viršutiniam aukšte, mano vienam kambarį, visam bute 20 laipsnių šilumos. Žiemą per visus šalčius, minimaliai mes ten prisukam, kad kiek įmanoma mažiau, bet viduriniuose butuose 25-26, jie man šaukia mum per karštą, o sako, o man norma, tai ką daryti, reikia stogą šiltinti, ką daryti, darom toliau, bet valstybė mūsų jau neberėmė. Taigi dabar šitas papildymas mums didžiausia laimė. Mes iš karto, aš jau kai sužinojau, pasakiau, nešu toj dokumentus, jau skelbimas kabo bendrijos susirinkimui ir mes pasinaudosim ir labai džiaugsmingai ir dar ne tik stogą šiltinsim, bet mes žadame tuo pačiu renovuoti ir šildymo sistemą. Mūsų namas yra eksperimentinis, kažkokio mokslininko, nežinau, Šalkevičiaus anksti senai buvęs pradėtas ir jis nebaigtas. Kadangi jis nebaigtas, tai mums labai buvo nuostolingas, šildymas buvo labai išbalansuotas, šildymo sistema, nes kiekvienam bute yra elevatoriukai kažkokie, kur yra tūtos, kurias gali gyventojai atsukti, prisukti, piktnaudžiauti, bet dabar mes galime tai panaudoti teigiamai, pabaigti tą nebaigtą eksperimentą ir įvesti būtuose šildymo tuos skaitliukus ir reguliuoti. Taip, ir mums nelabai daug ten kainuotų, taip, todėl, kad mes jau bandėme, ieškojom ir projektuotojų, ir projektų, ir taip toliau, kaip pabaigti šitą, bet dabar ir šitą visą būtume mokėję grinais pinigais, savais. O dabar mes galim pasinaudoti valstybės paramą, tai mes labai džiaugiamės ir aš sakau, aš labiausiai džiaugiuosi, kadangi esu bendrijos pirmininkė, man tas rūpi. Ir aš dar viršutiniam, ne dėl to, kad viršutiniam man užtenka to šilumos, bet jeigu galima, tai ką mokės 100%, jeigu mes galim pasinaudoti 30, gal ir daugiau ištupsim iš papildomų fondų. Tai va, mes labai džiaugiamės tuo. Štai turim puikų pavyzdį, Tomo noriu paklausti praktikoje. Turbūt yra nemažai tokių daugiabučių bendrijų, kurios savo lėšomis kažkiek jos yra modernizavusios, pasiremontavusios, renovavusios ir galėtų ir galbūt norėtų kažkokias vietas dar pataisyti savo namuose, savo būstuose. Kokios tai dažniausiai vietos, kokios tai konstrukcinės, kokių konstrukcinių sprendimų reikia jiems? Daug daugiabučių būna, kadangi savo lėšomis ar iš pradžių bijodami didelių kaštų, tikrai įgyvendinę, sakykime, tokias skaudžiausias vietas, pasikeitė langus, susitvarkė stogus, kažkiek ten galbūt šilumos punktą, bet kaip pirmininkė minėjo, tikrai dar yra begalė priemonių, kurias reikia gyvendinti ir kurios duoda didelį efektą, nes matyti, kiek yra likusių nešiltintų fasadų, pastatų visų. Žmonės pradėjo labai domėtis jau ir netgi alternatyvomis, tai yra saulės kolektoriais, karšto vandens paruošimui jau yra parengtų ir tokių projektų, ir įgyvendintų jau tokių projektų yra iš principo. Pastatai ir dalinai renovuoti, sakykime, ypač dalinai renovuoti, jie iš esmės netitinka ir pačių esminių statinio reikalavimų, link kur turi būti einama, jų būklė yra sena, jie nerenovuoti ir... O dalinės renovacijos, sakykime, problemos, kuriuose vietose jūs jas matot, kas konkrečiai netitinka? Pavyzdžiui, langai, ne? Jūs sakot, kad dažniausiai savo lėšomis žmonės bent jau minimaliai ką padaro, tai užsandarina langus. Arba pasikeičia. Jo, pasikeičia tiesiog sandaresniais, nes neturi lėšų fasadų iššiltinti, neturi lėšų, sakykime, stogų iššiltinti, užkloją biuroją kažkurį, ar ten dangą. Tai ką tokios dalinės priemonės duoda? Kokie yra pavojai, galbūt atsiranda, kaip sakyti, neigiami pašaliniai efektai ir veiksniai? Taip, kažkiek įtakoja, pavyzdžiui, langų pakeitimas, kai tas pastatas sendaresnis tampa, atsiranda problema dėl vėdinimo kažkiek. Tai arba vien langų pakeitimas,
iš esmės problemos neįsprendžia. Sienos vis tiek ir ties angokraščiais gali peršalti, tos vietos gali ir pelyti dėl tų dalykų. Ir vėdinimo stoka, ir vis tiek dėl sienų neapšiltinimo jos peršalo tos vietos. Ir neįsprendžiama iš esmės problema. Tik dalinai jau Tai girdėjom, kad, pavyzdžiui, stogas sutvarkė žmonės, bet neapšiltino pakankamai. Ir vėlgi problema ta, kad yra skirtingi vidaus komforto, skirtingos sąlygos įvairiuose būtuose. Tai iš tiesų tokių priemonių diegimas yra sveikintinas dalykas, nes vis tiek tai prisideda prie bendrų šilumos suvartojimo taupymų. Tačiau išlieka tas potencialas neišnaudotas, kurį savininkai galėtų įgyvendinti, ta prasme, ir nebūtinai galbūt visas sienas apšildyti, bet stogas, šilumos punktai, šildymo sistemos. Tai tas neišnaudotas potencialas, kurį galbūt galėtų išnaudoti ir žymiau sutaupyti šilumos energiją ir atitinkamai savo pinigus. Jeigu žmonės bendrijoje neturi pakankamai lėšų visai kompleksiniai pastato renovacijai, ir vis tiek jie yra priversti dalinai bent jau kažkokiais etapais, žingsniais didinti tą energinį efektyvumą. Jūs kaip specialistas, kaip praktikas, ką patartumėt, kurias vietas galima daryti, o prie kurių galbūt net nekišt nagų, kad po to nereiktų draskyti ir vėl per naują perdarinti? Formuojasi ir tokia praktika, kad dabar dažniausiai žmonės keičiasi langus, susitvarko stogą, šiltinasi, fasadų šiltinasi. Vėliau jau pradeda galvoti apie pačias šildymo sistemas ir jau ten, sakykime, kaip minėjau. Tai praktika tokia, bet ar jį teisinga? Galbūt turit kažkokių pasiūlymų. Teko praeitoje laidoje girdėti iš, dabar jausime, atrodo, profesoriaus Parasonio, kuris minėjo, jeigu nėra lėšų visai kompleksiniai renovacijai, modernizacijai, tai galbūt vertėtų susirenovuoti vieną, pavyzdžiui, pastato sieną. Pavyzdžiui, šiaurinį, su langais, su fasado šiltinimu, bet kad tai būtų kompleksinis sprendinys. Kad langai būtų jau iškart izoliacinėme sluoksnėje, o po to atsiradus lėšų, kitą sieną ir taip toliau. Ar jūs, ką jūs manote apie tokius pasiūlymus, ar turit galbūt savų pastebėjimų iš praktikos? Bet tokiu atveju bus panaši situacija, kaip minėjo pirmininkė, mes vieniems kažkuriem pagerinsim būklę, o kiti vis tiek liks blogosios sąlygos. Iš tiesų, dabar yra sudarytos sąlygos ir rėmimo sąlygos būtent projektų, o ne atskirų priemonių. Vertinant galimybės savarankiškai apsišildyti sienas galinės ir nepasiekus reikiamo sutaupimo, kokius uždavinius kelia pati programa ir įstatymas taip pat. Tai, iškyla klausimas dėl valstybės paramos. Galbūt reikėtų kompleksiškiau žiūrėti į problemą ir pasinaudoti reikiamomis galimybėmis. Šiaip, aišku, priemonės be abejo, kiekviena priemonė turi, yra pozityvus žingsnis. Ir praktika rodo, kad ir tos atskiros priemonės duoda ir suminį efektą, ne tik ir kai kurios priemonės, aišku, tarkime, ypač šildymo sistemos sutvarkymas, kaip parodo praktika, irgi, tarkime, atsiperka per 2-3 metus ir gali sutaupyti, tarkime, ten apie 20% energijos. Iš tikrųjų, įgyvendinant tas atskiras priemonės reikėtų be abejo pasverti, kokios priemonės būtų labiausiai efektyvios ir galbūt tam tikrą kompleksą, išbaigtumo reikėtų siekti, ne tik fragmentais, ten, tarkime, vieni pasikeičia langus, kiti nepasikeičia, bet reikėtų matyti, žiūrėti, kad ir laiptinių bendro naudojimo, reiškia, patalpas būtų sutvarkytos, durys sustandarintos, daugumui taip ir daroma, aišku, ypatingai, aišku, stogus remontuojant, tai tikrai reikėtų apšiltinti bet kuriuo atveju, nes tai papildomai nedaug kainuoja ir vis tiek šiek tiek sumažina bendrasias sąnaudas, taip kad atsipirkimo laikas čia, efektas yra. Čia tai, kad mes gaunam pajamas, aiškiai, papildomai, sutaupom energijos, tai pas mus lieka pinigai, reiškia, tai jeigu mes tik tai fizinis atnaujinimas, kuris irgi reikalingas, reikia ir vamzdynus atnaujinti, kurie nesutaupo energijos, bet užtikrina namų funkcionavimą, nes namai sensta ir tas remontas labai reikalingas. Ir šita programa būtent skatina ne tik energijos, bet ir apskaitai kokybinį namo atstatymą. Tas svarbu susijęti, reiškia, ir konstruktyvus. Taipogi reikės sutvarkyti, kad jau padarėm ir, manau, bendrija, pirmininkė turbūt paliudys, kad iš tikrųjų taip jie ir daro. Ir tuomet pasiekiamas kompleksinis rezultatas ir namo ilgamžiškumas, taip sakant, pratysimas ir jo vertė padidėja, tas irgi labai svarbu, ne tik sutaupimas, bet ir pačio turto vertės padidinimas. Aš galiu pasakyti, kad mūsų name susidarė tokias aplinkybės, 2 gyventojai pardavė butus. Tai pardavė labai brangiai ir labai nesunkiai pardavė.
vien dėl to, kad renovuoti. Ir aš tiesiog stebėjausi, kad tokią kainą galėjo ne taip, kaip skaičiuoja, kažkur čia girdėjau iki 3 ar kiek tūkstančių už kvadratą, bet virš 4 tūkstančių už kvadratą pardavė mūsų. Taip, kad labai pabrangsta butai. Taip. Ir tampa likvidesnis rinkoje, ir paklausesnis. Parduodant, aišku, čia efektas labai atsiperka greitai. Visai investicija labai greit sugrįžta šiuo atveju. Labai naudinga. Ir mes labai džiaugiamės, mes turime analogišką tokį pat kitą namą su ta pačia šildymo sistema nerenovuota. Tai mes vos nesiekiam pusę, praeitą žiemą, pusę mažiau negu jų sąskaita, ant pusės mažiau sąskaitos. O kai stogą uždėsim, tai tikrai pralenksi. Bus daugiau kaip pusė sutaupimo, lyginant. Ir dar matyti, pirmininkai, jie gyvena blogesnėmis sąlygomis, tiek temperatūra bus jau žemesnė. Taip, temperatūra žymiai blogesnė, todėl kad nerenovuota ir moka daugiau. Ir visapusiškai apsimoka, tik tiek, kad labai sunku žmonės įtikinti, įkalbinti, mes tarp kitko, nežinau, kieno čia, kas padėjo, gal Dievas, pasirašėm tą susitarimą renovuotis 100%. Visi 100% gyventojai sutiko. Bet mes pradėjome projektą labai senai, pirmieji prieš 5 galbūt metus, paskui stabdėsi čia ir valstybės, ir bankų, visokie buvo trukdžiai ir paskui tą buvo labai smuko kainos visos, tai mūsų projektas labai atpigo. Tai tada įveikėm, bet jeigu būtų neatpigęs ir taip ilgai jis tęsis, tie pirmieji žingsniai labai buvo kažkaip sunkus. Tai dabar galvoju, tą papildymą, aš galvoju, per metus turėčiau įveikti, dėsim visas pastangas, kadangi galbūt bus jau lengviau, jau įsibėgėjęs tas visas procesas aiškiau. Ar daug jūsų bendrijų narių yra? Nedaug, bet vis tiek yra daug pensininkų, daug tokių žmonių abejojančių. Ne, pas mus tik 18 būtų viena laiptinė. Nesvarbu, bet problemos vis tiek visos tos pačios. Atsiranda vienas skeptikas ir labai išmotyvuoja kitus gyventojus. Reikia vėl labai daug dirbti su gyventojais, įtikinėti, kad atrodo, kad jeigu tu kalbi, tu bendrijos pirmininkė, tau tik vienai čia reikia. Ir čia nesąmonė, čia viskas blogai, čia visur visi vagia, čia tiek būna neigiamų. Ar mažam name ar kitam, va, mano kaimynas turi didelį daugiabutį toj pačioj gatvėj irgi renovavosi. Tai mes, kai pasikalbam, lygiai tokios pačios problemos. Tik tiek, kad gal mažiau gyventojų, bet vis tiek. Čia pasitikėjimo klausimas, aišku, vienas labai svarbus faktorius, dėl ko, tarkime, renovacija tokia vyksta, tai yra būtent tas nepasitikėjimas. Tarpusavio reiškia nepasitikėjimas rangovais, reiškia kitais dalyviais ir tai iš tikrųjų... Rangovai irgi labai sunku išsirinkti. Man nelabai pavyko, aš turėjau, aišku, čia laimės dalykas. Dabar, jeigu renovuosimės toliau, bandysime labiau apgalvoti, pasitarti, kad neįkristi tą pačią klaidą į duobes tas pačias, kur teko, nenoriu visų vardinti, bet visko nėra lengva renovuoti, yra daug problemų, reikia daug patarėjų, reikia daug tartis, tai jau dirbant antrą kartą žymiai lengviau žinai, kur reikia atkreipti dėmesį didesnį. Būsto urbanistinės plėtros agentūros tavo Mantų noriu paklausti. Štai turim Nijolės pavyzdį. Jie planuoja dabar, reiškia, pasinaudoti naują priemonę. Nuo ko jiems reiktų pradėti? Ką jiems reiktų dabar daryti? Susirinkimą. Bet kuriuo atveju būtų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo reikia. Iš sutikimo tęsti pradėtus darbus. Jūsų projektas buvo įgyvendintas. Tai jums tiesiog reikės likusioms priemonėms dalyvauti programoje pagal Jessica iniciatyvą ir rengti likusioms priemonėm investicijų planą. Tai čia svarbus investicijų plano rengimas, kaip jūs paminėjote, reikia iš anksto be abejo įvertinti, kad tos priemonės duotų tą efektą ir tinkamai paskaičiuoti. Tinkamai paskaičiuoti, kad nebūtų kažko tai... Tai investicijų planas bus rengiamas energinio naudingumo sertifikato pagrindu, būtent įsigaliojus šiam aplinkos ministro įstatymui, galima bus įvertinti anksčiau įgyvendintų priemonių. Iš pradžių Nijolei reikia dabar, reiškia, surinkti bendriją, bendruomenę savo, priimti sprendimą ir turėti protokolą susirinkimo.
Po to ateiti pas jūs turbūt. Taip, ir užpildyti kitus dokumentus, taip, tą pačią eilę, kaip ir anksčiau turbūt dariau. Pirkimai bus pagal patvirtintus projektų rengimo tvarkos aprašą ir kitus dokumentus, bus skelbiami agentūros projekto atnaujinbūstą.lt tinklalapyje, atitinkamai konkurso tvarka bus atrinktas laimėtojas. Tai čia labai svarbu yra savininkams tinkamai parengti, kaip ir sąlygas pirkimo. Jiems, minėjot, Nijolės bendrijai reikės turėti pastato energinio naudingumo sertifikatą. Ar jūs turite dabar? Turim, mes du turim. Prieš turim ir dabar, kadangi priduodant projektą reikėjo turėti, mes pasidarėme. Turim. Supratau. Dabar, ar jūs, sakykite, esate išsaugoję tos anksčiau vykusios renovacijos finansinius dokumentus? Visus iki vieno, kadangi čia nesenai dar tik metai dar. Tai viską turime nemėtom, kadangi tai svarbus dokumentai, jie turi būti saugomi, taip. Man tai sakykit, jeigu štai bendrija šito turi energinio naudingumo sertifikatus, tai yra tokia bendrija, kuri neturi energinio naudingumo sertifikatų ir kažkokių, kokios procedūros jų tada laukia? Tai vėlgi, kaip minėjau, ir energinio naudingumo sertifikavimui reikia paskelbti pirkimą ir atrinkti konkurso būdu sertifikuotoją, kuris atliks pastato įvertinimą ir taip pat įgyvendinus projektą priemonės irgi galės sertifikuoti. Bet jis dabar sertifikuos dabartinės, reiškia, faktinai, o kaip įvertinti, kiek buvo, kokio energinio naudingumo klasė buvo prieš tas priemonės? Tai bendro naudojimo objektų valytojas, o tarkim bendrijos pirmininkas turės kreiptis su duomenimis. Iš esmės, pirkimo dokumentuose galės pateikti informaciją, kad dalis priemonių jau yra įgyvendinta, atitinkamai sertifikato rengėjas žinos aplinkybės, kuriomis turės... Dėl ko aš klausiu? Buvo minėta, kad paskata ir motyvacija yra tokia, kad kuo daugiau pakelsim energinį pastato efektyvumą, tuo didesnės paramos iš valstybės galime tikėtis. Tai vat yra klausimas, kaip nustatyti, kokio energinio naudingumo lygmens buvo daugiabutis prieš jį pradedant renovuoti savo lėšomis. Bet prieš 5 metų ar 4 metų, kaip tai įvertinti ir nustatyti. Nes kuo žemesnę klasę nustatysim, tuo mes didesnės turbūt galim tikėtis paramos. Tai čia būtent yra numatyta ta procedūros tvarka, reikalinga pateikti duomenis, būtent šiuo atveju, jeigu yra jau projektas, tai ten yra duomenys, kokias priemonės įgyventi ir kokie parametrai šių, tarkime, elementų buvo iki ano projekto gyvenimo. Tai jeigu yra visa techninė dokumentacija, tai jinai turi būti pateikta sertifikatoriui. Ir techninė užduotyje jam turi būti tas uždavinys, reiškia, iškeltas ir pateikti duomenys. Taip, jie pateikiami, reiškia, pirkimo. Jau aš kaip užsakovas kreipiuosi ir pateikiu jam duomenys ir prašau įvertinti būtent pagal mano pateiktus duomenys. Tai yra reglamente tokia galimybė numatyta, aš kaip užsakovas galiu paprašyti, kad prašau įvertinti būklę ne pagal dabartinę, bet pagal būklę, kuri buvo ir pateikiu duomenys, kokie būtent tie buvo. Taip. Supratau. Metodikos reiškia leidžia. Leidžia. Taip, nemanau, kad čia turėtų būti iškilti problemų, svarbu, kad būtų, reiškia, dokumentacija ir būtų įrodymai, kad iš tikrųjų tos priemonės buvo gyvenintas. Turim žiūrovų klausimų. Klausė žiūrovas iš Kauno. Kaip žinoti, kokios energijos taupimo priemonės bus užskaitomos? Tai priemonės tos, kaip yra programoje, išvardytas sąrašas priemonių. Tai yra šildymo sistemos, reiškia, visuminis arba atskirų elementų, stogo apšiltinimas, langų keitimas, lauko durų ir sienų apšiltinimas. Ventiliacijos sistemos sutvarkymas taipogi eina, reiškia, ir kitos priemonės, kurios nesusiję. Žiūrovas klausia, dabar ketiname keisti stogą, ar galima kreiptis valstybės paramos pagal naują tvarką?
Tai keisti nereiktų. Jie dabar, turbūt jo, kapitalė atnaujinti. Iš esmės, galima ir šlaitinį užsidėti, taip. Va, ir tas žiūrovas, reiškia, sako, kad prieš porą metų tvarkė ventiliaciją, prieš 4 metus keitėsi langus. Tai, o dabar sugalvojo, reiškia, pasitvarkyti stogą. Ar gali kreiptis pagal šią priemonę? Manau, kad stogo dėl vieno nepakankamai. Yra toks bazinis reikalavimas, kad tas priemonių paketas turi užtikrinti įgyvendinimų priemonių sutaupymą ne mažiau kaip 20%. Ne mažiau kaip 20% energinis efektyvumas pastato turi padidėti. Aišku, jeigu stogo duotų tokį efektą, tai būtų viskas tvarkojant, bet aš manau, kad stogo apšiltinimas tokio, reiškia, efektų neduoda. Reiškia, reikia dar įgyventi priemonės, tam tikrą paketą, kad būtų kaip minimum 20%. Tik tuomet gali būti, reiškia, ir parama teikima, ir vertinamos kitos priemonės. O tas 20% jūs skaičiuosit nuo to momento, kai iki jiems pasikeičiant langus? Ne, būtent to projekto, kuris dabar įgyvendinimas, turi būti irgi 20%. Nes tai yra lėšos fondo, kuris finansuoja, yra iš europinių pinigų ir pagal, reiškia, tą tvarką nustatytą reikalavimas, kad sutaupimas būtų ne mažiau kaip 20%. Dar turim vieną klausimą. Klausia, kodėl buvo pasirinktas 5 metų? Reiškia, toks periodas, o jeigu žmonės keitės langus prieš 6 metus, tai ką jie prastesni? Ne, matot, tiesiog įvertinti, kad būtų tikimybė, kad bus išlikusi dokumentacija ir jeigu eiti dar toliau, tai čia galime eiti labai toli. Ir toliau, kad anksčiau ir nebuvo ir to supratimo tam tikro, reiškia, tarkim, ir langai keičiami žymiai prastesnės kokybės, negu šiuo metu reikalaujama ir kokios galimybės dabar yra. Tai tiesiog toks pasvertas ekspertiniu būdu periodas, kuris gali būti įvertintas ir dėl to. Šitomis priemonėmis, kaip jau minėjot, reiškia, mėginama paskatinti, tęsti tuos būstų renovacijos, atnaujinimo darbus, kuriuos žmonės savo jėgom kažkada pradėjo, kad tas procesas nesustotų. Sakyt, kokia, reiškia, nauda, daugiau mes šnekame apie tą ekonominę naudą, reiškia, šildymo sąskaitas, bet galbūt yra dar ir daugiau naudų, kurias gauna gyventojai, atlikę savo būstų kompleksinį, išsamę, visą apimančią renovaciją, modernizaciją. Be finansinio... Taip, be abejo, kaip minėjau, tai be abejo gyvenimo kokybės, tai yra, kad leidžia žymiai gyventi patogiau negu iki tol. Kas konkrečiai, kokia ten kokybė? Na, pirmiausia, reiškia dėl tarkime, mikroklimato. Ir išilčiau, tarkime, ir kiti, jeigu mes ventiliaciją sutvarkom teisingai, tai ir oro apykaitą galim, visą mikroklimatą. O nuo to priklauso labai gyvenimo kokybė? Gyvenimo kokybė priklauso teisingai. Bet dar lemia ir emocijos. Pavyzdžiui, mūsų gyventojai eina ir išdidus dabar. Kaimynai vis, o jūs renovavotės, o jūs dabar mandrus, o kaip jums gerai. Tiesiog jautiesi kažkaip tai pakilėtas, kad mes padarėm daugiau negu jūs kiti. Ir kaimynai žiūri ir užsikrečia, matyt, tą lygą jau ne vienas kamantinėja, kaip čia daryti, kaip čia jūs darėte, ar apsimoka, ar ką. Tiesiog plinta ta reklama, kad galbūt ir naudinga. Taip, žiūrint į namą, šalia aplink mus yra 5 namai, mes vieni išsiskiriam, jei neatrodo kita respublika, tas mūsų namelis švyti kitaip, visai kitokiam spalvom, nors mūsų buvo plytinis, neblogai atrodė, o dabar jį taip gražiai padažėme, balkonus ten kitokiam spalvom, žiūri kaip toks tiesiog, labai gražus tas namelis, emocija labai pakyla žmonių. Teigiamai sveikatą veikia. Teigiamai veikia į gyvenimą. Reiškia žmonės sveikesni, ko gero. Taip, ir aplinkai žiūri daugiau, ir žiūrėkit, kas nors numetė nuorūką ne vietoj, vienas kitam toj pastabas, ir darželius įrenginėjom, ir ravim, ir kažkaip, pakilėja žmogų, kaip čia. Užveda. Bendruomeniškumo pojūtis atsiranda. Taip, ir
ir kažkaip linksmiau gyventi, kažkaip geresnė nuotaika, Jūs emocijos. minėjot, kad jūsų būste nekilnojamo turto kainos pakilo. Taip, ir kainos Kaip pakilo. nuomos kainos? Jeigu dabar aš noriu išsinuomoti butą, tai kokia man... O apie šitą nežinau. Žinau, kad keli nuomoja, bet ar jie pakėlė dėl to, ar ne, nežinau. Nes paprastai iš Gali nuomininko imam nuompinigus, o komunalinius tai jau jis pats turi sumokėti. Tikriausiai, Taip, aš taip. negaliu į tą klausimą, reikia pasidomėti, žinau, kad nesidomėjau, kadangi... Taip, paprastai tai be abejo. Ko Aš gero, manau, ko kad gero. nuomininkas tuo atveju gauna prioritetą, jam reikia mažiau mokėti. Mažiau mokėti. Manau, kad aišku, savininkas turi tokią moralinę teisę ir padidinti nuomos kainą. Gal, reiks pasiklausti, įdomu, nors, bet čia... Ir gal reiktų paminėti, vis tiek, iš esmės atstatomo pastato būklė, prailginama jo gyvavimo trukmė, visi šitie dalykai, aišku, jie sunkiai pasveriami galbūt, bet tai yra didelis iš tikrųjų aspektas, kuris leidžia paskui džiaugtis tais rezultatais. Pakalbėkime apie energinio naudingumo klases, lygius, nes vis tik šitos priemonės, kaip suprantu, labiau orientuotas tą energinio efektyvumo didinimą pastatų ir motyvavimą, reiškia, kelti energinį efektyvumą, mažinti energijos sąnaudas. Kokios, sakėt, E arba F klasės yra, reiškia, energiškai neefektyvūs namai arba nerenovuoti namai. Dabar atlikus renovacijas mes juos pakeliam maždaug iki kokio lygmens, iki kokios kartelės. Galbūt galite pakomentuoti. Kolegos. Kokius rodiklius pasiekėm atlikę renovaciją? Jo, rezultatai pasiekime gan neblogi, nors reikalavimas yra pasiekti D klasę, bet tikrai nesunkiai pasiekima ir C klasė. Yra namų, kurie Tai galbūt... D klasė yra kiek kilovatų į kvadratą? Kaip ponas Vytautas minėjo, ten... Čia yra priklausomai nuo pastato ploto, tai svyruoja nuo 110 iki 145 berods kWh vienam kvadratiniam metrui per metus. Nerenovuoto 180 minėjot kilovatų, jau D klasė, C klasė 100 iki 110, taip, pagerėja. Taip, o jeigu jau ir B klasė būna, tai dar geresni rodikliai iš tikrųjų. Taip, pasiekime iki 70, man atrodo, net yra tokių. 70. Taip, imkime nuo šitai, imkime jau Čia vėlgi 100 kWh taupoma. Tai kokie tai yra rodikliai, lyginant su kitais būstais, kad įsivaizduot žmonėm? Na, tarkim, naujos statybos pastatas, va dabar stato koks statybinis rangovas, visiškai naują daugiabutį, kokius jie rodiklius pasiekia? Su dabartiniam statybinėm medžiagom, su dabartiniam technologijom, jie kokią klasę pasiekia ir kokį efektyvumą turi? Šiuo metu naujai statybai yra reikalavimas C klasė. C klasė. Tai reiškia, mes renovavę seną daugiabutį galim pasiekti naujo daugiabučio energinio efektyvumo rodiklius ir netgi juos, kaip sakot, viršyti iki C klasės. Taip? Yra bendrijų, kurios, sakykime, žiūri truputėlį į priekį, nes tie reikalavimai kyla iš esmės ir jie pagal direktyvas bus ženkliai dar aukštesni. Ir, sakykime... Pasikelia savo kartelę aukščiau. Šiek tiek daugiau apsišiltinti storiau, sakykime. Taip. Ir tas darbai kainuoja praktiškai tą patį. Kainuoja tik tai galbūt šiek tiek daugiau medžiagos nusipirkti, bet to pastato energinė klasė iškart gali būti geresnė. Vien jau tą įvertinus. Kokios dar gali būti priemonės, reiškia, jūs atminėjot alternatyvios energetikos kažkokius inžinerinius sprendimus renovacijos metu, jos turbūt taip pat padeda didinti energinį efektyvumą pastatų. Kokios tai gali būti priemonės? Taip, yra pavyzdžių, būsto agentūra irgi paminėtų, matyt, Alytuje yra ir geoterminis šildymas daugiabučiui padarytas. Panevėžy porą namų yra su saulės kolektoriais karšto vandens ruošimui. Yra projektų parengtų ir Vilniuje, kur žmonės galvoja apie saulės kolektorių įrengimą šiuo metu. Tai tokie daugiabučiai, tokie būstai jau ar pasiekia, tarkim, energiškai efektyviems, pasyviems namams ten numatytus A energinio naudingumo klasės parametrus, ar bent jau artėja iki jų? Dar tikrai nepasiekė ir labai gerai šiuo metu, kai gaunama B klasė, sakykime. Čia būtų sudėtinga, manau, kad neiškeldinus gyventojų, reikalingas būtų pertvarkymas vidinių sistemų, rekuperacijos įvedimas, kuris pareikalautų jau invazijos į butus, esminį pertvarkymą ir renovacija visada susiduria, kuomet reikia liečiame būtų vidaus, nes žmonės įvairius remontus pasidarė, tai yra problemiški dalykai ir, aišku, paprasčiau gyventi priemonės, kurios bendro naudojimai yra už būto ribų, o patekimas į būtą arba jo
invazija, pavadinkime taip, su įvairiais remonto darbais, tai komplikuoja. Ir pačią statybą labai. Ir pačią statybą komplikuoja. Taip, kad, aišku, sudėtinga pasiekti esamose pastatuose būtent tokią klasę. Manau, kad realiai neįmanoma. Aišku, tai galima, bet čia reikėtų iškeldinti gyventojus ir tuomet tą namą pertvarkyti iš esmės. Tomas, sakykit, ar yra kažkokių statybinių sprendinių, kurie leidžia atlikti maksimalią modernizaciją pastato, minimaliai atliekant intervenciją į vidų pastatą, į būstus, į butus? Maksimaliai. Sakykime, užsienį, kiek teko girdėti, yra tokių pavyzdžių, kai kurie inžineriniai elementai, tarkim, ventiliacinės sistemos, jos integruojamos izoliaciniam sluoksnį, kad nereiktų, reiškia, brautis į butus, ardyti ten vidaus. Galbūt dar kažkokie tai sprendiniai irgi vis tiek neišvengiama, neišvengiama, kad tu turėtum, jeigu jau siekto maksimalaus energijos sunaudojimo, sumažinimo. Jo, tai reikėtų vis tiek intervencijos į pačius butus. Ortakius tu gali kažkur tai šiluminėme sluoksnėje paslėpti, sakykime, po apdailą kažkur tai, bet reikalinga ir rekuperatorių įrengti kažkur tai, jį pajungti reikia ir išvedžioti jo. Apskaita kažkokia, jeigu rengti jau šiuolaikiškas kolektorinės sistemas šildymui ir įrengiant jas, reikalingas naujas vamzdynų išvedžiojimas, sakykime, netinka tos stovinės sistemos. Tie dalykai, intervencija iš tikrųjų neišvengiama intervencija. Supratau. Gal turit kažkokiu tai pastebėjimų būsto urbanizmo agentūrai dėl šito? Tai visų pirma, kaip pokalbio dalyviai minėjo, labai svarbus yra aspektas, kad galima įvertinti anksčiau gyvenintas priemonės ir atitinkamai pasiekti didesnį energinį efektyvumą. Tai valstybės paramos galimybė šiuo metu yra plačiausios. Galima siekti atitinkamo sutaupimo ir gauti 15% valstybės paramos statybos rangos darbams. Galima siekti ir didesnio efektyvumo, gauti papildomus 15%. Iki 13 metų gruodžio 31 įgyvendinus investicijų planą, įgyvendinus visą daugiabučio namo atnaujinimo projektą, kompensuojamos visos techninės dokumentacijos parengimo išlaidos, tiek energinio naudingumo sertifikatų parengimo, tiek investicijų plano, tiek statinio projektų, taip pat jų korektūrų, tai tas yra labai patrauklu. Nuo 14 metų sausio 1 numatytas tik 50% šių techninių. O dabar 100%. Taip pat ir statybos techninė priežiūra. Irgi 100% apmokama. Turim daugiau žiūrovų klausimų. Klausimas, ar yra galimybė numatyti mažesnius kriterijus senamiesčio namams? Ta prasme, paveldo būstų, kaip suprantu, kur apriboti, pavyzdžiui, sienų šiltinimo darbai ir kiti, reiškia, ne visi statybiniai sprendimai gali būti ten įgyvendinti. Taip, teisingai, kadangi senamiesčiui yra papildomi reikalavimai, tai be abejo sienų šiltinimas yra probleminis klausimas. Na, šiuo metu nėra numatyta kokių tai išimčių būtent kultūros paveldo objektams. Jiems teikiama lygiai pagal tokias pats, taip. Bet jiems turbūt reikia kažkokių specifinių statybinių inžinerinių sprendimų, norint pasiekti energinio efektyvumo, reiškia didinimo. Jie galimi, jeigu įmanoma tai padaryti, tai be abejo, jie gali būti ir atitinkamai parama bus teikiama. Projektas brangiau kainuos, jam irgi bus teikiama. Taip, bet nėra išlygų, kad, tarkime, kokios tai mažesni reikalavimai būtų dėl energijos sutaupimo. Vis tiek reikalingas tas minimalus 20% sutaupimas. Supratau. Dar vienas klausimas. Ar yra papildomos subsidijos ar finansinė kažkokia parama už alternatyvius energijos būdus, kaip sakoma, šaltinių integravimą renovacijos metu, tai saulės kolektorių pasavimą, kažkokių vėjo generatorių integravimą ant stogo ir panašiai? Įgyvendinant projektą pagal Jessica iniciatyvą, tai teikiama 15% parama, o atitinkamai pasiekus 40% daugiau kaip 40% staupimą, papildoma 15% parama.
Tai, bet dabar agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal klimato kaitos programą alternatyvių energijos šaltinių įdiegimui daugiabučiuose namuose. Tai nebūtinai reikia įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimo projektą pagal Jessica iniciatyvą. Yra ir kitų priemonių. Būtent Kaip atskira priemonė. Taip. Projektai pagal senąjį finansavimo mechanizmą, kur buvo suteikta valstybės parama, jie dabar gali dalyvauti teikiant paraiškas, būtent į alternatyvius energijos šaltinius įdiegti. Tai čia vėl papildoma dokumentacija, vėl papildomos pastangos, papildomas laikas ir taip toliau. Klausimas, ar vykdant šitą projektą, su šitą dokumentaciją galima pridėti, reiškia, tokio pobūdžio sprendinius? Nebejotinai, taip. Galima. Ar bus, jeigu mes ant stogo užsidėjom, reiškia, 4 vėjo generatorius po 3 kW ar kažkiek, tai ar jų pagaminama energija bus įskaičiuojama kaip didinimas energinio efektyvumo pastatų? Nes tai nesumažins, reiškia, pastato energijos sąnaudų, tai padidins jo energinio efektyvumo parametrų. Jie tik pasigamins papildomą energiją. Ar tai Įvertinama. Šitos priemonės įvertinamos kaip energijos taupimas. Taip. Nežiūrint, faktiškai taip, energijos namo kiekis nesumažėja, tačiau jinai įvertinama kaip... Taip, kadangi dalis energijos bus ne iš centralizuotų šildymo, taip sakant, bet bus paimta iš saulės, tarkime. Tai būtent Panevėžyje tas atvejis yra. Tai yra, jie įvertinama būtent sertifikuojant energinio efektyvumą nustatant pastatą. Dar vienas klausimas. Bendrija 2010 metais atliko renovaciją pagal programą tokią, reiškia, pakeitė langus, apšiltino stogą, sienas, cokolį pakeitė ir apšiltino vamzdynus. Įgyvendinus šias priemonės, mes pernai žiemą energijos sutaupėme maždaug apie 60%, rašo žiūrovas. Kokios paramos galime tikėtis, kaip bendrija, atlikę šias priemonės, jei nuspręstume statytis šilumos siurblį, turiu turbūt galvoje geoterminį siurblį, arba saulės kolektorius ant stogo? Tai čia nepatektų į šios programos rėmus, bet pagal klimato kaitos specialiosios programos priemonės, kaip minėjo Mantas, ir šiuo metu berods ir kvietimas paskelbtas būtent teikti tokius projektus. Tai tokia galimybė ten yra, ten berods kiek 30%. Iki 30%. Iki 30%, reiškia, apmokama į tų investicijų, būtent į šitokių priemonių. Žmonėms rasti, reiškia, tą informaciją apie klimatos kaitos programą. Ši informacija skelbiama Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros tinklalapyje, taip pat ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo tinklalapyje, kad galėtų rasti pareiškėjai nuorodą, kadangi ten dažniausiai kreipiasi dėl alternatyvių energijos šaltinių. O paprasčiausias būdas turbūt googlinti klimato kaitos programą. Taip, life.lt. life.lt. O aš tai atsiprašau, tada norėčiau paklausti, pono Vytauto, o jeigu minėtas daugiabutis jau dabar taupo apie 60%, bet jeigu jisai sugalvotų, sakykime, alternatyvos kažkokį, kaip pavyzdys, geotermija, saulės energija, ir tai vis tiek paskaičiavus duotų tos 20% sutaupymą, tai jis galėtų ir per Jessica dalyvauti. Galėtų, teisingai, jeigu ta priemonė duotų 20% sutaupymą. Bet manau, aš abejočiau, tai galima. Bet galbūt, teoriškai, reikia skaičiuoti, jeigu iš tikrųjų. Ir ieškoti bendrai dar kažkur tai vietų, kur galima, reiškia... Jeigu čia netiktų, tada galbūt į Life, minėjau, į kitą programą teikti. Čia toks, reikia kūrybiškai prieiti. Nijolė, sakykit, ar jūs ant stogo planuojat kažką, reiškia, tokio montuoti? Na, aš gavau tą pasiūlymą, iš karto pakabinau informaciją gyventojams, tą informaciją kabojo gal mėnesį, visi susipažino gyventojai, bet susidomėjimo tik vienas pareiškė. O daugiau kol kas ne. Na, kai bus susirinkimas, mes bandysime atnaujinti šitą klausimą ir pasišnekėti, kaip spręsim. Aš manau, kad gal pagal mūsų gyventojų kontingentą gali būti per daug jau tų priemonių iš karto, o dabar taip staigiai 1, 2, 3, gal tiesiog dar ieškosim, kad ateityje dar
Pone Nijolė, norėčiau paminėti, kad projektas gali būti gyvendinamas etapais. Svarbu Taip, numatyti kelis etapus iš karto, nes taip nupirkti žiūriu visą lengviau. projektą. Lengviau Tai šitaip. problema tame, kad šita Psichologiškai papildoma žmonės parama bent kol kas yra Ai. numatyta iki 13 metų pabaigos. Iki 13. Taip, 13. Tai tų tai daug galvot nėra. Reikia laiko galvot. ir etapo jau čia Na, bet reikia nebelieka labai laiko. stiprių argumentų tada, kad įtikint gyventojus, nes mes kol nusprendėm Kvieskite. stogą ir šildymo sistemą, mes gal 10 susirinkimų darėm, sprendėm, galvojom, kiekvienas turėjo informaciją iki smulkmenos, kol apsisprendėm. Ne taip paprasta nuspręsti, aišku, pora žmonių galėtų greičiau apsispręsti, bet kai reikia vis tiek daugumos nuomonės ir vis tiek mūsų namas, kad ir nedidelis, ne visi bendrijos nariai, bet aš bendrauju ir visiems, kad ir būtų savininkai, teikiu tą pačią informaciją ir bendrauju taip, kaip lygiai teisės namo bendrijos nariais, neatskiriu, kad tai tu ne bendrijos narys, ar tu ten. Taip, kad draugiškai, kad visi žinotų, nebūtų klausimų. Turime dar vieną žiūrovo klausimą aplinkos ministerijos atstovams. Klausimas. Kodėl lietaus nuvedimo išoriniai lietvamzdžiai bei latakai nėra priskiriami prie stogo darbų ir už šios darbus valstybė neremia? Nors, pavyzdžiui, balkonų remontas yra remiamas. Ką galėtumėte atsakyti tokį klausimą? Prašau. Nežiūrėkit, Vytautai, Ramūnai, viens į kitą atsakinėkit iš eilės. Tai latakų rengimas, kiek aš, reiškia, mes atsimenu nagrinėjom tokį klausimą. Tai jeigu tai susijęs su stogo remonto darbais, tai jie įtraukiami ne kaip atskira priemonė, bet kaip stogo kapitalinio remonto darbai. Darbų dalis, taip. Atskira priemonė tai iš tikrųjų neremiama, bet taip, jeigu tai susijęs su stogu, tai iš tikrųjų tie darbai įtraukiami. Taip, į bendrąją sąmą tai įtraukiami ir jie yra remiami bendrai tvarka. Bet jeigu stogo, reiškia, remonto darbai nevykdomi, o tik tai iš tikrųjų tai ne. Taip. Nes jūsų nuomonė, latakai energinio efektyvumo pastato neduoda. Taip, bet tai susiję, jeigu tai susiję teisingai su stogo. Generatoriai, aišku. Taip. Aišku. Turit ką papildyti, Ramūnai? Deja, tokia realybė taip yra. Taip, mūsų laida artėja į pabaigą, gal pamėginkim reziumuoti šios dienos pokalbį. Tai, Tomai, gal nuo jūsų pradėkim. Kaip jūs vertinat aplinkos ministerijos pastarąsias iniciatyvas, ar jos keliais žodžiais, keliais sakiniais, kaip praktikas, ką jūs manote apie jas? Aš manau, kad tai yra labai gerai, nes tiek pirmininkė, tiek, žinau, ir kitos bendrijos, kurios jau kažkokias priemonės yra įgyvendinę, nori dalyvauti toliau. Reiškia, jie gerins energijos savo vartojimą, sumažins jį. Tai turėtų ir skatinti pačią renovaciją, kuri labai sunkiai šiuo metu kol kas juda į priekį. Na, bet vis sparčiau ir sparčiau girdime žinias. Tai šis sprendimas labai sveikintinas, nes ypač tų bendrijų, kurios įgyvendino tas priemonės, iniciatyvių bendrijų, iš esmės, kur buvo pavykę sutarti, įgyvendinti, tarkim, pakeisti langus ar apšiltinti, tarkim, stogą, tai labai sveikintina, kad jos įtraukiamas toliau į procesą, jos tampa geraisiais pavyzdžiais, tarkime, kai jūsų kaimynai neatsinaujinę su geru pavydu teiraujasi, kiek jūs sutaupėte per šildymo sezoną, tai manyčiau, kad tai yra labai sveikintinas ir geras sprendimas. Būtent agentūra taip pat viešindama šį dalyką dės visas pastangas, atitinkamai bus detalizuojamos procedūros. Kad tai veiktų. Kad ta programa veiktų, jo žmonės naudotųsi. Nijolė minėjo, kad net naktį pašoko iš lovos. Tai, Nijolė, jūs kaip irgi galėtumėte reziumuoti, ką dabar, kokius žingsnius darysit? Na, mes renovuosim, galbūt naudokitės progą iš jo paklausdami. Ką numatė, bet labai norėtųsi, kad valstybė ir toliau galvotų apie šitą problemą, nes ji yra iš tikrųjų didelė ir aktuali, ir dėtų pastangas kuo daugiau, kad žmonėms būtų ir aiškiau, ir pigiau, ieškoti būdų, kaip racionaliau padaryti renovaciją, kad nebūtų taip
baiminga tiesiog, nu, nežinai, kas laukia, o gal nepasiteisins. Pas mus visą laiką buvo toks klausimas, o gal neišeis, o gal nepasitvirtins, o gal nepasiteisins, sukišim tiek pinigų. Ir tiesiog, kad daugiau būtų aiškumo, daugiau informacijos, daugiau visur pokalbių su gyventojais, reklamų, ne tai reklamų, bet tokių tikrų naudingos informacijos, aktualios, ne tokios šūkinės, plakatinės, bet tiesiog daugiau dirbama su žmonėmis. Ir daugiau reiškia paramos. Ar ne per daug paramos, kaip jums atrodo? Oi, ne per daug, todėl kad kada nebus daug. Probleminėse regionuose paramos intensyvumas didesnis. Nes tenka girdėti iš komentarų, matyti žiniasklaidoje, kad kai kurie žmonės jaučiasi nuskriausti, tie, kurie turi naujesnius būstus, arba tie, kurie turi individualius namus. Kodėl jų valstybė nerima, jeigu jie taip pat nori padidinti energinį efektyvumą pastatų, nori, reiškia, įdiegti, integruoti kažkas, tai reikia vis. Paminėčiau, kad individualių namų savininkus valstybė remia. Iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo specialiosios klimato kaitos programos jie gali gyvendinti priemonės, šiuo metu yra gauti valstybės paramą. Yra pradžia. Žingsnis padarytas tą linkme, iš tikrųjų, be abejo, kad reikia siekti platesnio masto ir galbūt išlyginti, taip sakant, kai kurios nelygumus socialinė prasme. Aišku, visi žmonės turėtų panašias galimybės turėti, bet aišku, yra ribotos valstybės galimybės. Kadangi daugiabučiai namai yra labiau probleminiai negu individualūs ir ta našta išlaikymo būsto daugiabučio name yra didesnė negu, reiškia, individualiuose namuose, kur žmonės patys šeimininkai gali individualiai tvarkytis ir naudoti įvairias šaltinius. Bet individualių namų gyventojai ir savininkai taip pat turi galimybės didinti energinio efektyvumą savo pastatų su valstybės parama. Be abejo. Kokia tai didžio parama valstybės? Ten, kiek, žinau, 30%. Tas pats sąlygos kaip ir daugiabučiams. Panašiai. Tai ten, reiškia, nėra projektų kaštų padengimo, bet pačių statybos sąjungos darbų. Apie šitas priemonės, kur gali rasti žmonės? Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fonde. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fonde. Vytautai, pabaigai reziumuokim tada pokalbį. Jūsų nuomonė kokia ir? Na, manau, kad iš tikrųjų teigiamai tas, reiškia, pastangos ministerijos, iš tikrųjų ministerija siekia, kad tas procesas, reiškia, sparčiau vyktų ir reaguoja į tuos signalus, kurie gaunami ir konstruktyvius pasiūlymus. Tai manau, kad toks bendras, reiškia, dialogas vyksta iš tikrųjų ir jis duoda rezultatus. Na, mano nuomonė, tai yra sąžiningas sprendimas, bent jau tų savininkų, rūpestingų savininkų, kurie rūpinasi savo būsto atžvilgiu ir belieka tik tikėtis, kad ir kurie mažiau prižiūri savo būstą, atkreips dėmesį, kad reikia pakeisti ir langus, ir duris, ir galbūt dalyvauti programą. Tai yra sąžiningas sprendimas. Suprantu, tai ačiū šios laidos dalyviams ir iki kitų susitikimų.